Sveiki, čia Ieva, programos Lieknėju paskutinį kartą autorė. Nufilmuoti šį trumpą video mane įkvėpė artėjanti Valentino diena. Ir pakalbėti šiandieną norėjau apie santykius. Tiesa, ne apie santykius su jūsų mylimais ir artimaisiais, bet apie jūsų santykius su savim. Ir jeigu kyla klausimas, kągi tai turi bendro su lieknėjimu ir apskritai lieknėjimo tema, tai atsakydama galiu drąsiai teigti, kad žodžiais negaliu nusakyti, kokie yra svarbus mūsų pačių su savim santykiai mūsų sėkmingam lieknėjimui. Kaip taisyklė, žmonėm, kurie turi antsvorį, yra būdingas didelis nepasitenkinimo ir nemeilės savo jausmas. Tokie žmonės dažnai vengia žiūrėti į veidrodį, nuolat save smerkia ir kritikuoja. Ir aš buvau ne išimtis. Aš negalėčiau turbūt prisiminti, kokie daugybę kartų tiesiog pykau ant savęs ir nekenčiau savęs. Už tai, kad eilinį kartą persivalgiau, už tai, kad ir vėl prisivalgiau to, ko tarsi pagal savo nusistatytas taisyklės neturėjau. Už tai, kad eilinį kartą prisivalgiau saldumynų, kurie tuo metu buvo mano silpnybė. Tuo metu nesupratau, kad toks elgesys su savim ir tokios neigiamos emocijos savo pačios atžvilgiu mane veda tik į vieną pusę, tik vienu keliu, trumpiausiu keliu link šaldytuvo. Dėl to, kad tas nepasitenkinimas savim, jisai skatina tik dar didesnį persivalgymą, kuris įsuka tiesiog į uždarą ratą. Tas persivalgymas vėl iššaukia tik kaltės ir eilinį vėlgi nepasitenkinimo savim jausmą. Iš to rato pavyko ištrūkti visiškai pakeitus savo požiūrį. Ir nusprendus vieną dieną, kad aš pradėsiu elgtis su savim kitaip. Tiesiog supratus ir nusprendus, kad šitas destruktyvus toks elgesys su savim neduoda norimo rezultato. Todėl gal verčiau būtų pabandyti elgtis su savim priešingai. Nuolat save palaikyti, geriau pastebėti, ką aš teigiamo turiu, o ne tai, kas man nepatinka manį. Geriau pastebėti, ką aš teigiamo padariau, o ne ką blogo padariau. Ir toks pokytis neigiamo tarsi, ne tai kad ignoravimas, bet nekoncentravimas viso savo dėmesio į neigiamą. Ir sukoncentravimas to savo dėmesio į teigiamą savo pastangas ir į teigiamus bruožus kažkokios ir savybės, kokios aš turiu, man tikrai padėjo jaustis geriau, sukurti tą teigiamą santykį su savim. Ir tas iš tiesų atvedė į tokį tarsi prašviesėjimą ir į tą tikrai sėkmingesnį lieknėjimą. Kodėl taip yra? Todėl, kad, kaip jau minėjau, kuo mes blogiau apie save jaučiamės ir kuo labiau neigiamus jausmus išgyvenam savo atžvilgiu, tuo mažiau mums norisi dėl savęs stengtis. Pasąmoningai mes tarsi galvojam, o kam? Juk ir taip iš manęs nieko gero ir iš mano tų pastangų nieko gero. Tačiau, kai aš pradedu vis labiau pastebėti savo teigiamas savybės, teigiamus bruožus, teigiamas pastangas kažkokias ir teigiamus darbus, aš tada dar labiau noriu dėl savęs stengtis, aš pradedu galvoti, kad visai gal čia man ir neblogai sekasi ir verta būtų dar labiau pasistengti. Todėl labai noriu Jums palinkėti šio trumpų video šią Valentino dieną ir visas kitas Jūsų gyvenimo dienas. Pradėkit kurti draugiškus santykius su savim. Mažiau save smerkit ir daugiau save palaikykit. Mažiau save kritikuokit ir daugiau save girkit. Toks teigiamas požiūris savo pačių atžvilgių daro tikrus stebuklus. Patikėkit, kad tik tokia strategija vadovaudamasis, jūs turite daug daugiau šansų nukeliauti link savo norimo svorio ir geros savijautos. Nes tas nuolatinis savęs, kaip sakant, vanojimas botagu tikrai iki jos nenuves. Aš labai tikiuosi, kad šis trumpas video Jums patiko ir privertė susimastyti. Jeigu taip, spauskit patinka, komentuokite apačioje ir dalinkitės nuorodą su draugais. Taip pat būtinai užsiregistruokite blogo naujienlaiškiui ir pačios pirmos sužinokite apie būsimus blogo įrašus. Nuo kol kas, lieknėkit su malonumu, džiaukitės kiekvieną dieną ir iki sekančių susitikimų.